Nu tai gal kas žinojot, kas nežinojot, tai... Skanaus Eimantai. Turim savaitėlę pertrauką ir yra tam tikrų pakeitimų tiek su Mustangu, tiek su Kem6. Teks Google naudotis. Arba šitą ChatGPT šiais laikais turbūt madinga. Tai... Ką, aš vėl garaže, aš vėl Mustangė, tai šiandien bandysiu gal kažkaip, jeigu įmanoma, jį užkurt. Tai iš esmės reikia pasiruošti akumuliatorių, nes Mustangui išsikrovęs. Turim start-stop mygtuką ir viskas. Ir judam dabar akumuliatoriaus. Nu ir reikia bandyti užkurtą žvėrį. Nes be to mygtuko nebuvo kaip. O gyvybės turim kažkokios. Lempos šviečia. O šviečia ir engine startas. Kažkas suveikė, bet ne iki galo. Turbūt, kad nelabai gyvas raktelis. Problem. Klausimas, ar gyvas akumuliatorius tam raktelyje. Šviesos veikia, bet tik tiek. Na jo, reiks kažką galvoti su rakteliu. Vienu žodžiu, pirmas bandymas nesėkmingas, nes greičiausiai negyvas raktelis. Kažkaip immobilizeris nepagauna nieko. Tai, nes bandyk užrakint, atrakint, nieks nevyksta. Spynos veikia, vadinasi, elektra yra. Pabandom duris užsidaryti. Nu, kažkas veikia, bet gyvybės neturim. Nu, vienu žodžiu, toliau aiškinsimės, ką čia daryti, kaip tą raktelį prisirišt, jeigu jisai atsirišęs, arba kaip pakeist batarkę. Kaip sakant, iki sekančio. Nu, tai gal kas žinojot, kas nežinojot, tai iš esmės Ignas iš UBR kažkada yra tokį Mustangą panašų turėjęs. Ir man davė patarimą, kad raktelį čia įmes, nes čia raktelio skaitytuvas yra. Nu, bandom užkurt. Skydelis toliau nedega. Opa! Nu, nice. It's working. It's working. Galim paklausyti išmetimo. Nu super, motoras dirba, galima lėkti. Nu tai sveiki, sekančią dieną. Tai prasidėjo darbai nuo biškį salono apsitvarkymo. Tai va, išsėmiau sėdynę, persižiūrėjau, ką čia turiu iš savo vidaus. Kas čia buvo viduj, tai iš esmės aš tų visų nukarpytų laidų ten lituot nieko nenoriu. Tai panašu, kad turėsim nemažai darbelio nuimti visą panelę. Reikia šitą išardyti, nuimti visą panelę ir pakeisti visą panelės provodkę, kad galėčiau turėti nesukarpytus laidus. Davė visą provodkę, tai pasikeist turėsiu. Tai ačiū Arūnui, kuris realiai užsiema tokių Mustangų ardymų. Tai tiek žinių, tai iš esmės realiai išsiardžiau šitą važiuoklės kampą. Tai matau, kad linkus šakė, vairo traukė. Dėl šito šakės nesu įsitikinęs. Šiaip panašu, kad lyg ir sveika, nes išvažiavus tik iš seiliam bloko vietos. Tai čia kaip ir reikės šakių, nu aišku, žinant tai, kad norėčiau dėti išsukimą, tai gali būti, kad to šakės ir nebus reikalingos, bet čia nežinau dar tiksliai kada su tuo įsukimu žaisim. Tai va, tai šiandien toks planas, kad reikia išsiardyti snukį ir paskui keliausim į saloną, nes kažkaip reikės nusiimti panelę, kad susikeist panelės visus laidus. Tarp kitko, čia išardžiau senasias duris ir matot, kolonėlės jau nėra, nes buvo įdėta jau aftermarketo
kažkokią tai kolonėlę, tai panašu, kad tikrai vaikinas, kuris ar mergina, nežinau, važinėjo su šito automobiliu, norėjo, kad ir muzika geriau grotų. Tai va, tai tiek žinių tam kartui ir judam toliau. Tarp kitko, dėl amortikų, išsėmiau amortikus, tas pats Arūnas pasiūlė man koilus, tai turėjau planą dėti filus, bet pačiai pradžiai pastatyti mašiną ir padaryti pirmą burnautėlį. Užteks, kaip sakant, ir paprastesnių amortizatorių, bet kadangi yra galimybė sudėti koilus, tai kodėlgi ne. Tai einam dirbti. Nu va, sparnas nuimtas. Kažkiek tai atsipalaidavau lempą, bet dar vienas varžtas apačioje yra, bet jisai pagal idėją turėtų atsisukti greičiausiai nusėmus buferį. Dabar reikia, šiaip visus šitus varžtus atsisukau. Tik dar neturiu žalio supratimo, kaip tas buferis nusiema. Nenoriu nieko sulaužyti, reikia biškį po biškį atsargiai. Bet nieko, ardosi. Nors ir pirmą kartą visai čia America Simple padarė dalykus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 varžtai sparno laiko. Judam toliau. Nu va, lempos išimtos, sparnas nuimtas, buferis nuimtas, kaip ir biškį laikiklis palankstytas, bet manau čia kažkaip jį dar patiesinsim, žiūrėdami pagal pavyzdį, nieko baisaus. Paskui šitas laikiklis irgi turės atsistoti į vietą, manau irgi pataisysim. Šitas panašu, kad viskas gerai. Čia prie kapoto eina tada šitas laikiklis, sparno irgi taisomas. Šitas jau atitaisytas. Nu vienu žodžiu. Tai iš esmės tai dar reikėtų turbūt važiuoklį atstatyti, tai reikėtų šakių, bet nežinau dar. Žiūrėsim, kada gausiu vaisfabą ir kada aš čia planuosiu jį dėtis. Tai turbūt pačiai pradžiai norėčiau šiaip susirinkti standartiniam važiuokliam. Važiuoklės dalim viską ir pabandyti su juo apskritai išvažiuoti. Nu ką, dabar eisim turbūt į saloną. Nu ir bandysim išlupti panelę. Vairiukas viskas. Nemažai darbelio laukia panelė. Nėra sudėtinga nuimti, bet su visų guzu nusiiminėjat. Reikalų yra, nes ir vairo visą mechanizmą reiks nuimti. Nu tai va, centrinę pradėjau ardyti. Realiai reikia dasisukti kelius varžtus, išsiimsim šitą. Šitą nusimsim, tada bus galima pradėti eiti link airbego, klasterio ir viso kita. Nu ką, dirbam. Nu tai vienu žodžiu, pradėjau ardyti panelę ir, kaip sakant, reikaliukai. Tai Mustango dedam biškį į šoną ir važiuojam į Driftmasterius. Tai šiais metais jau, kaip minėjau praeitam video, kad dirbu su Benediktu Čirba ir kadangi Benediktas Čirba apsiėmė vieną egiptietį Karimą aptarnaut, tai mano darbas ir yra būtent Karimo mašina. Ir kadangi buvo biškinai strigus muitiniai, tai va aš už tai dirbau dabar prie Mustango. O dabar panašu planas keičiasi stipriai ir važiuoju į Vilnių, kraunamės Karimo mašiną ir važiuojam į Italiją. Tai realiai kontentas, ne tik Mustangas, bet ir kelionė iš Lietuvos su tralu į Italiją. Tam kart ir renkuosi žaislus ir važiuoju namo rengtis ir šaunam į Italiją. Nu tai sveiki, labą dieną. Mes jau Lenkijos pasienį. Pirmas sustojimas pilt kurą. Kiek pilsi? Visus. Tai va, vienu žodžiu, mūsų laukia pakankamai ilga kelionė. Nugabent kažkaip Karimo mašiną iki Italijos, Romos. Tai turim busiuką. Pasikrovė va į priekabėlę Karimo mašiną su busu. Pučiam. Viso laukia apie 2000 km, tai pasikeisdami bandysim nuvairuoti taip, kad jau rytoj ketvirtadienį vakare būtume Romai. Dabar Eimantas kaip tik apžiūrinėja ir nepabėgo mašiną. Panašu, kad viskas gerai, ne? Padangos sveikas, oro turim. Nu tai vienu žodžiu, tokia ta kelionė nusimato. Dabar Eimanto eilė vairuoti, nes aš iki Lenkijos nuo Vilniaus atvariau.
Tai tiek žinių. Tai mūsų kelionės maršrutą ir kuro pilimą prižiūri Rapolas Čirba nuotoliu. Iš esmės pagal žemėlapį žiūri, kur mums artimiausias kolonėlės. Tam, kad mums nereikėtų papildomai eikvoti savo laiko ir blūdyti palei kolonėlės, tai Rapolas mumis prižiūri. Tikėkimės nepablūdysim. Tai, kaip sakant, tiek. Kaip galima matyti, mes jau Varšuvoj. Tai dar biškį kelio liko. Jau apie kiek čia dabar kilometrų nuvažiavę. Iki artimiausios degalinės, kur reiks sustoti 144 km. Ačiū, Rapo. Tai va, mums dar 104 km iki kitos degalinės, tada keisimės. Aš iš esmės išbandžiau pagalvėlę, jau lengva power napą. Laukiu savo eilės vairuot. Skanaus Eimantai. Valgom ne vakarienę, valgom naktipiečius, nes mes po vakarienės miegot neeisim. Greitus pitstopas. Nu ką, antras sustojimas kuro pilimui. Kiek pilsi? Už visus dabar vėl. Tai va, mes jau už Varšuvos. Atėjo mano eilė vairuoti, va, Eimukas užpila kurą ir pučiam toliau. Ką čia, Eimantai, darai? Kuolį savo suku. Niekaip ne tavo pozicija. Dar matomai per mažai miegot. Va, jis dabar pasigėdė. Nelabai. Labanakt. Nežinau. Ką? Nežinau kaip tu. Kur tu dar tuos likusius KMC-mų padedi čia, kai miegoji, bet aš neįsivaizduoju. Gerai, sustabdai. Va, dabar tik likusiau. Nu ką, trečias pit stopas. Biškį Eimukės pamiegojo. Dabar dedasi batukus, eis pilt kuro ir sės už vairo, o aš eisiu ilsėtis. Tai pakol kas kaip ir viskas juda sklandžiai. Kaip pamiegojai? Labai gerai. Super. Galiau galą. Tai kaip ir pakol kas viskas eina sklandžiai. Einu apžiūrėti tralą, ar neturim kokių pokyčių. Panašu, kad viskas gerai. Jo, ratai sveiki. Tai vienu žodžiu, keliaujam toliau. Nu tai sveiki, mes jau Italijoje. Pilamės vėl kurą. Nebedaug liko, realiai jau pusę kelio kaip ir numynėm. Tai dabar dar vienas apsikeitimas vairuotojo. Dabar mano kelionė apie 400 km ir tada Eimantas dar kartą keisimės, važiuosim jau grinai į trasą. Tai manau, už kokių 6 valandų turėtume būti vietų, nu gal 7. Tokiais tempais nevalgyti. Ne, valgyti tai reikės stoti, nes jau išalka labai, jo. Tai va. Graži visai ta Italija.
kalnuota čia. Nu ko, reikia paspardyti ratą jau kaip furistui. Įveikti dar 400 km, liko 300. Kaip eima jauties? Gerai ir nepatogiai. Nu jo. Prasme jau sėdėti nebesinori. Baigė subinėjai stuburą sulysti. Nu, bet dar 300 kg, nebedaug liko. Palyginus su tiek, kiek nuvažiavom, tai čia yra mizeris. Ir vienas dalykas baisus atsitiko. Pamiršau nuo saulės akinis pasimti. Likę 254 km, o mūsų saldainio atsargas baiginėjas. Nežinau, kaip da tempsime įmantai. Kaip nors. Nu, tai po vieną. Ne. Nu ką, liko valandėlė mums kelio iki trasos, tai sustojom su Eimantu pavalgyt. Ir privažiavo prie mūsų kažkoks busiukas su angliškais numeriais. Atidarė busą, sako, gal reikia įrankių. Nu tai toks įdomus jausmas, kai siūlo naujus įrankius Italijoje, tiesiog pamatęs, kad mes su traileriu. Nepaklausėm kainos, šiaip galvoju, gal reikėjo paklaust, būtų Eima parvežęs, gal man įrankių komplektą. Bet Eima atsisakė, sakė, mes turim 2 net. Bet ne šitam pusėj. Tai va, valandą laiko liko iki trasos. Jau greitai baigsis mūsų journey su traileriu. Prasidės kita journey. Kaip sakant, aš tikiuosi, kad jau bus palapinė pastatyta. A ne, Eima? Nu tai laba diena, kolegos. Grįžtam po kurio laiko, nes buvom išvažiavę, turbūt kas mane Instagram'e sekat, matėt, kad buvau Italijoje, buvau Ispanijoje, driftmasteriuose, tai iš esmės kaip ir viskas neblogai. Tai dabar turim savaitėlę pertraukos, tai yra birželio dar gegužės mėnuo, skubu gyvent kažkaip. Tai turim savaitėlę pertrauką ir yra tam tikrų pakeitimų tiek su Mustangu, tiek su KM6. Tai pirmas dalykas, KM6 sudėtas naujas body, apeinu, parodau. Duris, kaip ir sakiau, lieka tos pačios, galinis buferis irgi geros būklės, tai liko tas pats. Tai vat, kaip sakant, paruoštas naujam savininkui. Ir atskleisiu, kad viskas KM6 yra rezervuotas ir jisai išvažiuos iš manęs. Tai kad ir kaip gaila man šitos mašinos, bet žinau, kad papuola į geras rankas, tai manau mylės ir prižiūrės.
O dabar lengvas update'as su Mustangu. Tai turint kažkada tais lengvą progą, labas Šarai. Sveiki gyvi. Kokia ta lempa spigina. Tai turint progą sudėjau priekinę važiuoklę. Čia labai iš tikrųjų viskas paprasta, net nežinau iš tikrųjų, kur tos šakės dabar mėtos. Gal jau ir... Čia yra stebulė, viena šakė, kita išmesta. Jo, tai, nu va. Tai keičiau su stebulė, nes nežinau iš tikrųjų, ar ta stebulė gera, bet iš tikrųjų, kai dėsis laisvabas, tai tos stebulės ir nereikės. Tai šita šakė panašu, kad irgi nėra linkus, kaip ir viskas su ją gerai, bet, irgi pakeičiau dėl viso pikto. Bet manau, jeigu kažkada sugalvosiu kokį dar Mustangą kelt, tai reikia šitus pasilikti daiktus, nes gali prireikti. Tai buvo ir test drive'as, tai įkelsiu video, kaip pavyko lengvas test drive'as. Nuo ką toliau dirbam, reikia nuimti panelę. Tai jau iš esmės Šaras dabar tvarko mano betvarkę, ką čia priardžiau. Deda viską į dėžės, kad paskui atras, kai reikės atgal sudėti. Čia jau išdraskyta visa panelė, nėra skydelio, nėra vairo. Tarp kitko su vairu reikės kažką galvoti, kad nupirkt hubą ir dėti sportinį vairą, nes originalaus nepaliksiu. Reikia kojo airbagą išimti, ir visą kitą, visą panelę nutraukti, nes reiks pakeisti laidyną. Tai tam kartui turbūt tiek naujienų, šiaip motorė irgi tepalas jau pakeistas. Panašu, kad su motoru viskas gerai, išsiaiškinau, kaip visgi užkurti jį, tai viskas irgi tvarkoj. Tik tai raktelis buvo įsikrovęs, tai vienu žodžiu, judam, darbuojamės, Šaras va irgi eis ardyt galo, o aš visgi bandysiu nutraukti panelę. Ai, dar tai kitko, rinkdamas priekinę važiuoklę, nežinau, ar čia kas matysis, bet gal matysis, jau stovi su koilais, tiek priekį, tiek galą. Čia va galiniai koilai. Vat tokią firmą, net nežinau, šiaip reiks gal pasigūglint, kas čia per firmą, bet yra atskiros spyruoklės, visa kita, tai vienu žodžiu. Dabar reikia nusitraukti panelę, pasikeisti laidynus, susižiūrėti, ar visa elektra veikia, nes kitą savaitę turi išvažiuoti pas tampytoją, biškį atsitampyti stakanas, nes čia va turim biškį įlenkimą. Tai vat einam dirbt. Dirbam, Šarai! I'm a 10 out of 10 all across the board. Price written up, you can check the score. See me in real life, they lock jaw. Really am about it, yeah, put it on the floors. Put it in drive like a mini Q4. Stacking them racks like a boss, of course. Middle name pressure, that's for sure. Bitch, I'm a dumb, better LA, you know. CEO, got a boss energy. These hoes ain't all fucking with me. Everything nice, yeah, everything. Va, panelė išimta. Eisim ieškot dabar visos provatkės keitimo. Reikia vat išimti arbegą, matau. Reiks išlupti. Ir salons. Kažkaip čia labai daug vietos ir viskas labai easy. Prie pedalų priėjimas, tai panelė nusėmus žiauriai gerai, čia patogiai atrodo. Šiaip vairolas irgi tiesiog išsitraukia, išsimauna ir nusėma visą vairolas. Panelę nuimti labai paprasta. Tai vat, realiai du varžtai čia. O čia, tada šoniniai už durų, ten tas pats, tada du varščiukai čia, du varščiukai čia, du varščiukai čia, atkabini 1, 2, 3, 4, 5 fiškės ir visą panelę beau. Dar du varščiukai ten. Reikia už tai valytuvus nusimti. Bet šiaip iš esmės paėmus, tai čia viskas labai paprasta. Einam keist provatkės. It's champagne, yeah, you know that. Take a picture, yeah, that's Kodak. I get in my bag, you know that. You know that. Talk to me nice, don't talk to me crazy. Yeah, 10 out of 10. Yeah, you know I'm way. Va, išsiskleidėm čia visą provatkę. Tai čia geroji nenukarpyta. Ten senoji nukarpyta.
Tai išsilupom realiai visą rėmą iš pačios panelės, nes norėjau pašalinti keleivį airbagą. Jo nebus, tai tam, kad papildomo svorio nebūtų ir šiaip nereikalingas dalykas šitoj mašinai. O gal kažkada ateityje sugalvosiu kažkur kitur dar įdėti. Čia va, airbagas. Tai vienu žodžiu, kažkodėl nežinau, bet GPS antena be ardant panelę išsiardė irgi. Tai vat, taip va, Meksika renka dalykus. Made in Mexico. Nežinau, ar matysis čia kažkas? O, matus. Čia GPS, kaip pasigūglinau, antena yra. Jeigu ką, tai dėsim atgal tą pačią. Ko aš iš tikrųjų nenorėčiau, bet matys. Šiaip gali būti jos ir kad nebus, bet aš nežinau, ar tikrai jinai tik tai GPS-ai, ar pavyzdžiui ir kokiam radijui, ar dar kažkam, kas iš esmės turėtų būti gale, bet nepažįstu mašinos, tai tiek žinių. Tai eisim dabar surinkti naują provodkę į vietą ir tada bandysim įkrauti panelę atgal, surinkti multimedijas, visą kitą ir pabandyti užsikurt, pažiūrėti, kaip veikia, kaip kas. Nes reikia paruošti mašiną pešti pastampytoje, tai tam reikia mums visos panelės provodkės, kad galėtume ją užkurti, užsivaryti ant tralo. Tai va taip, dirbam prie Mustango. Po biškį virsta į kažkokią mašiną. Kilimus, sakiau, nieko neišiminėsiu. Dar iš tikrųjų reiks paieškoti sprendimų, ką daryti su lopšių bėgeliais, kaip čia ką, nes, iš esmės tai čia labai skiriasi tvirtinimo taškai, tai tiesiai nenuleisi, o čia pjausti daryti nieko nenori, tai iš esmės tik tai reikės kilpas pasidaryti. Reikia pažiūrėti, kaip kėbulas laikos. Tai aišku, kaip priklauso, smalų pilna, bet viskas švaru, gražu, nesupuvę, bet hermetiko nepagailėtų. Ne veltui jinai tada tiek sveria, kai tiek hermetiko privaryta. Realiai pečią irgi visą palieku, kad komfortiškai galėtum pasipūsti vėjelį į langus arba pasišildyti salone, kai bus šalta. Nors nelabai manau, kad čia bus šalta, bet bent langai nerasos, jeigu lis, tai va, einam dirbti. Padarėm panelę, suguldėm naują visą laidyną, tai dabar keliaus atgal panelę į mašiną, suguldysim laidyną, sujungsim viską, užjungsim akumuliatorių ir pabandysim pažiūrėti, ar veikia multimedijos, skidelį ir visą kitą. Nes pagrindinis dalykas, kad neveikia skidelis, tai aš įtariau, kad dėl multimedijos, nes čia kažkaip jie tarpusavį susiję ir sujungti. Tai lentynoj ten yra visos mago, ekranų ir panašiai dalykai. Tai suguldysim ir bandysim užjungti, pažiūrėti, ar viskas veikia. Gal neiškeps niekas. Va, kur buvę, kur nebuvę, panelę įmetėm atgal. Aprinkom realiai visą pravodkę, žiūrėsim, dabar vašaras toj pajungs akumą. Ir matysim, ar čia turėsim skidelėje gyvybės, ar turėsim multimedijai. Jung masę. Aiktu. Aiktu viešius. O, šiaip bent jau užsidegė. Kažką rodo, Jung degimą. O, Nokiai detected. Kodėl Nokiai detected? Dar kartą. Dabar galvoju, ar nebus taip, kad reikės to OBD skidelį, tą šūdą pakeisiu. OBD tą, kur keitėm, karočią OBD tą blokelį. Dobra. Nes jisai nedetektina kėjus. O čia šiaip palauk biškį.
Ai, nu čia viskas gerai. Tai jau čia atjungta kumą ir užjungta blokelį. Gerai. Tai dabar klausimas, ar aš jį iš karto keisiu, gal tiesiog užjungti ir viskas, pasižiūrėti ir veikia. Ne, nu tai aišku, kad turi būti iš nepatogios pusės. Turi šviesos. Nes man tai čia visiškas užpakalis. Bet dar žiūrėk. Ai, o tu buvai jungęs degimą, kaip buvai atjungęs ABS bloką? Nebuvau degimo jungęs. Ne ABS, o airbagų. Nebuvau. Bet aš abejoju, žinau, kad čia raktelis turės įtakos tam. Bet tai pravodkė, tai bendrai. Ne, manau tiesiog, kad turėtų kaip klaida degti ir viskas. Čia greičiausiai vat, šitas blokelis tiesiog nesaprota ir viskas. Tuoj pasižiūrėsim. Nu gerai, jeigu kas, tai jungsim tada šitą. Tai palauk, čia iš tos pusės gerai. O, Viso, nu jungiu masę. užjungta. Nu, įjung masę, žiūrim, kas vyksta. Kas jam čia nepatinka. Bet čia palaukia mobilizeris. O tikrai nuo šitos pravodkės čia susijungia? Jo. Nes čia tai... O kas čia dar jungia? Ne, į ABS bloką. Tai ABS bloką vienas čia. Palauk, karočią pamatysi. Jungsim ABS bloką. Čia blokas yra. Nu, užjungiam ABS bloką. O jau, Tai va. negalima išmesti ABS bloko. Hood IR, Steering Service Advanced Track, Fuel Level Low Miles, C Manual. Clutch to Start, man tinka. Full Accessory Power Active. Bet kodėl check engine'as dega? Ai, mirksėjo. Tai nes degimas įjungtas. Visada, kai įjungtas degimas, reikia pasikeisti stotis. Čia veikia kas nors? Tune. Kodėl čia nieks neveikia? Kad čia iš vis nei vėjelis pučia. Kažką prasileidom, reiškia dar. Arba prasileidom. Čia veikia. Trekšinas ir taip aišku. Pečius veikia. Dar nesklenda. Palauk, čia veikia kas nors nuo vairo. Ok, bet... Fuel level low. Toks jausmas, kad vairas irgi neveikia, nesuprasi. Matai, jisai gal šiaip pajungti reiktų OBD, pasižiūrėti, kokias klaidas pabandyti patrinti. Gal jisai dėl kokių airbagų, dėl dar kažko, tai čia dabar knisa protą. Nu, pabandom, bet... Savo kviečių nededu į tą nesąmonę. O Jėzau, o kodėl taip daro? Karočią nuspaudžiau, tipo, mygtuką ir man tik sankabą pradėjau minti ir pradėjau kurt. Nors, nu, tipo, nebuvau mygtuką dar kaip paspaudęs. Žiūrėk, įjungi.
Nu, užjung, pasižiūrėsim, ką čia diagnostikos rodo. Nu tai vienu žodžiu, realiai kankinome su Šaru praeitą dieną ir neradom galų, bet kažkaip pradėjau galvot, kad turbūt mano Synco modulis yra numiręs, tai dabar realiai gavau kitą Synco modulį, bandysiu įsidėti ir pasižiūrėti, nes iš esmės nėra multimedijos, nėra vairo mygtukų, nieko ir kiek teko domėtis ir informacijos parinkti, tai panašu, kad Synco modulis numiręs, tai dabar einu pakeisiu šitą blokelį. Čia iš esmės yra pats paprasčiausias pirmas ar antras tas Syncas, kur pas Mustangas stovi, tai iš esmės aš net nežinojau kaip ten kas, tai tenka domėtis, rast problemas, nes kažkas naujo. Tai vat, einu keisti ir žiūrėsim, kas čia bus. Ką, reikia užjungti akumą ir jeigu viskas veiks, tai tada bus labai gerai, nes vadinasi nebeturėsim mašinoje elektros problemų. Aišku, dar ten keli blokai knisa proto, bet iš esmės gali būti ir dėl to, kad šitas blokelis neveikia, nes pagal diagnostiką neturėjom komunikacijos tiek su skydeliu, tiek su multimedijom ir visų kitų airių. Teisybės akimirka. Čia not good. Kažkodėl nemato raktelio vėl. Tas vis tiek neveikia. Na, okei. Ieškosim problemų toliau. Nu tai vienu žodžiu. Neveikia. Klaidos išlikę tos pačios, tai nežinau, reikės ieškoti informacijos, kame čia gali būti problema. Dar turiu įtarimą, kad gal saugiklių tas control modulis visas gavo smūgį, dar kažką nežinau, kažkur yra problema. Realiai saugiklius viską persėjau, persižiūrėjau, saugikliai viskas gerai, bet kažkaip su to moduliu nėra komunikacijos. Tai teks Google naudotis, arba nežinau, ChatGPT šiais laikais turbūt madinga, tai matysim, tam kartui šiam epizode tiek. Pasimatysim turbūt vėl už kelių savaičių, nes dabar kaip ir visi atostogauja, tai gal dar per šią savaitę spėsiu kažką papildomai padaryti, nes mašiną turim išvežti ir pastampytoje. Tai kol jinai bus pastampytoje, man reikės ieškotis informacijos, kasgi visgi čia neveikia ir panašiai. Nors mašina kūrėsi visą kitą, bet aš skaidelį nematau nei temperatūrų, nei nieko, kas man labai patinka. Tai norėčiau realiai, kad veiktų ir magas, ir muzika, ir visa kita, tai reiks ieškoti galų. O kadangi aš į Airiją nevažiuoju, aš važiuoju 13-14 birželio į Kuršėnus. Tai Kuršėnuose prižiūrėsiu jaunimą, o Benas gazuos Airijai. Tai manau, kad pasimatysim gal jau netgi ir po Airijos ir Kuršėnų etapo. Tai bus turbūt birželio vidurys kažkas tokio. Nu tai buvo 2-3 savaitės, gal 4, nežinau. Matysim, nes montuot, dirbt ir visa kita labai daug laiko suvalgo, tai kai turiu laiko, prisėdu, padarau. Taip kad projektas juda, įgauna pagreitį, šiaip bus naujienų, nes tam tikrų žaislų jau užsakiau aš ją, atvažiuos. Tai manau, kad padarysim video ir su tuo. O dabar iš tikrųjų, jeigu kažkas Ameriką užsiemat, visai gal būtų įdomu sužinoti, iš kur nusipirkt neoriginalaus sportinio vairo stebulę. Nes šito man vairo nereikės, jis man reikalingas tik dabar, kol dar mašina yra tokiam stovi, o paskui reikės pastatyti sportinį vairą. Tai jeigu kažkas žinot, iš kur toj pačioje Amerikoje nusipirkti tokį dalyką, tai galit parašyti ar į komentarus, ar man asmeniškai Instagramą. Tai tam kartui tiek ir pasimatom kitam epizode.
užmačiau. Opa. Va čia va tema. Vienas sutriušęs doleris. Ar aš irgi radau O, kapeiką. žiūrėk, $4. va taip va. Nu, man labiau pasisekė. Rich! Rich. Milijonier!